Baronas von Staubrys gauruotą leteną nusibraukė šapelį nuo švarko atlapo. Tada pažvelgė į savo apvailą kūną veidrodžio atspindį ir iškėlė nykščius pats savo atvaizdui. Orangutangas dažnai taip darydavo. Baronė von Staubry, kreipėsi jisai į savo atspindį. Atrodai fantastiškai. Liemenį buvo apsiviniojęs raudoną šilko juostą, kaip tik taip, kaip jam labiausiai patikdavo. Batai spindėjo, kostiumas tviskėjo, o ant blizgančios plikės užsivožė auksinį cilindrą. Auksinė, beje, buvo jo mėgstamiausia spalva, pati gražiausia iš visų. Kam tenkintis menkesnėmis? Niekados gyvenime. Turtuoliams dera tik auksas. Be to, ši spalva tinka prie jo oranžinio kailio. Von Staubrys išsitraukė auksinės šukas ir ėmė šukuoti storas oranžinės žandenas, kol šios pasidarė banguotos. Baronas von Staubrys buvo turtingas, kaip ir jo tėvai, kaip ir abeji seneliai. Visų žmonių tikslas, visų siekiamybė – turtai, manė orangutangas. Taip buvo užaugintas, vaikystėje nuolat to mokomas. Von Staubriams buvo aišku kaip diena. Pinigų galima siekti bet kokią kainą. Negalioja jokios taisyklės. Gyvenimas – tai žaidimas, kurį laimi turtingiausias. Visi šioje gyvenimo kovoje yra lygus, nors kai kurie lygesni už kitus. Privalai kautis, būti pasiruošęs lipti kitiems per galvas, kad neužliptų ant taviškės. Svarbiausia – pirma pasirūpinti savo poreikiais, o kitų galima ir vėliau. Štai tokie buvo von Staubrio įsitikinimai. Von Staubrys išsitęsė kaip ilgas ir nusisukęs nuo veidrodžio mažais žingsniukais nutipeno marmuro grindimis. Kulniukų kaukškėjimas aidu atsimušė nuo aukso kolonų. Prie geltonų durų kambario gale laukė būrelis patarėjų, pasiruošusių vykdyti jo nurodymus. Von Staubrys žingsniavo susiraukęs, primerkęs akis, bet iš tiesų buvo nepaprastai patenkintas, juk turėjo dėl ko džiaugtis. Buvo ne tik siaubingai turtingas, bet dar ir išrinktas valdovu. Prieš kelerius metus, ieškodamas naftos, apsilankė pietų ašigalyje. Pingvinai apstulbo danguje išvydę geltonąjį dirižablį. Nusigandę ėmė plakti mažyčiais sparniukais ir lenkti nugarėlės. Kai cepelinas nusileido ir iš jo išžygiavo von Staubrys su savo raudoną juostą ir auksinę skrybelę, pingvinai pamanė, kad regi dievą. Jie tuojau pat paskelbė von Staubrį valdovu ir tas be galo apsidžiaugė, nes dabar galėjo jiems įsakinėti. O pingvinai buvo nepaprastai klusnus, dainavo jo garbiai dainas, rėžė kalbas apie jo didybę. Orangutangui baisiai patiko būti garbinamam ir jis nusprendė negręžti naftos jų kraštuose, o keliauti į šiaurę. Sklandė gandai, kad jis nori surasti paslaptingąjį mistinį gryno ledo miestą. Bet jam paikos pasakaitis buvo nemotais. Netrukus šiaurėje jau stovėjo naftos gręžimo bokštai ir rafinavimo fabrikai. Pingvinai visi iki vieno darbavosi von Staubriui. Jie buvo nepaprastai ištikimi ir sutiko dirbti beveik nemokamai. Koks aš protingas, tarė von Staubrys, priėjęs prie savo patarėjų. Jie puolė klegėti, mosuoti sparneliais ir kaišioti jam pasirašyti įvairiausius dokumentus. Baronas viską pasirašė. Planuodamas darbus, jis sužinojo, kad šiaurėje žemę dengia stora ledo ir sniego pakloti. Tyrimai jam paaiškino, kad dėl kasybos ims tirpti aplinkui stūksantis ledo kalnai. Bet kam tai rūpi? Ir oras atšils, perspėjo mokslininkai. Taigi kaip tik gerai, kad atšils, ar ne? Jūros lygis pakils, nerimavo tyrėjai. Ir kas? Kažkur pasaulio pakrapšty apsems vieną kitą krantą, kam nors teks išsikraustyti, negi jam rūpi. Kas kitiems netektis, von Staubriui galimybės, tarė jis pakiliai ir atleido visus savo mokslininkus. Orangutangas buvo įsitikinęs, kad pavyks pasipelnyti net ir iš vandens.
sukilusio dėl naftos grįžimo. Juk visiems reikia geriamo vandens. Čia bus jam išvis dvigubas laimėjimas. O jei kas nors labai kamantinės, visada galima atsakyti aptakiais žodeliais, ką nors sumeluoti, suversti kaltę kitiems. Von Stobrys mėgo pakalbėti, suprato, kad visai nesvarbu, ką pliurpi, svarbiausia kalbėti garsiai ir įtaigiai. O jo ištikimiai tarnai pingvinai kartojo valdovo žodžius, lyg juos būtų ištaręs pats Dievas. Kartais postringadavo taip įtikinamai, kad net pats patikėdavo savo melais. Pingvinai dievino jo balsą, kad ir kokias kvailystės taukštų, jo paukšteliams nerūpėjo. Jie tiesiog nesigilino. Jiems nemotais faktai. Tiesa tai ar melas? Pingvinai neieškojo atsakymų. Von Stobry buvo itin naudinga, kad pavaldiniai savo norų užmerkė akis. Štai šitaip veikia mūsų pasaulis. Ta Von Stobrys puikiai suprato. Timis sunkiai žingsniavo per sniego pusnis laivo link. Pusiaukelėje sustojo ir atsargiai atsigręžęs pažvelgė į tolumoje stūkstančius kalnus. Toks jausmas, kad jie spokso jam pavymui. Balti debesis gūžėsi aplink kalnų viršūnės. Pakalnėse, nelyginant čiuptuvai, raizgėsi balti sniego ruožai. Žiūrint iš apačios, pakilti iki viršūnės atrodo juokų darbas. Bet Timis suprato, kad viršuje laukia itin sudėtingos sąlygos. Ten pučia nepaprastai stiprus vėjas. 1, 2 ir nupūs nuo kalno. Ten viršuje yra jo mama. O gal kur nors anapus kalnų, kažkur ledynuose, tyrlaukiuose, galbūt pakeliui į dar aukštesnį kalną, bet jis ją suras. Baltėjoje įvyko siaubingų dalykų, bet Timis privalo nepamiršti, ko iš tiesų čia atkeliavo. Įlipęs į skraidantį laivą pastebėjo, kad batuose žliugsi vanduo. Kaip įmanomas kruopščiau nusipurtė nuo švarkelio sniegą. Molė su Flora jau laukė viduje. Tai ką, pasiruošė keliauti? Paklausė Flora. Nelaukdama atsakymo, paspaudė kelis mygtukus ir nuleido reikiamas svirtis. Jiems virš galvų vėjas pagrebė būrę. Valdymo skydelyje ėmė zvimti įvairiausi ratukai, būrė triukšmingai suplasdėjo. Laivas pakilo į dangų ir pasuko kalnų link. Flora leido vėjui nešti laivą ir tik truputį patikslindavo kryptį svirtimis. Netrukus jie prasliogė stačias uolas, aplenkė ledo bokštą ir nuskriejo viršum gilių akmenuotų kanjonų. Ilgai skrido per siaurą ledo tarpeklį, vedantį link aukštų kalnų viršūnių. Timis nenuleido akių nuo žemės, tikėdamasis išvysti ekspediciją ir savo mamą. Galų gale jie pakilo virš pirmojo kalno ir skrido tiesiai į baltą debesį. Langus kapojo sunkus sniegas. Pūkšt, tekšt, pūkšt, tekšt, pūkšt, tekšt. Staiga pasikeitė oro slėgis ir laivas smarkiai metėsi į šoną. Bet Flora reagavo greitai. Pasukiojo pasagą po valdymo skydeliu ir truktelėjo vairalasdį į save. Laivas šoktelėjo atgal ir ėmė kilti aukštyn stačių kampu. Timis net prisiplojo prie sėdynės. Vos po kelių akimirkų perkopė kalno keterą, pakibo virš lėkšto slėnio. Tas slėnis buvo didžiulis ledynas, išraižytas giliais tarpekliais. Timiui buvo sunku įsivaizduoti, kokia jėga galėtų suskaldyti šitokį milžinišką ledą. Atrodo prastai, sumurmėjo Flora. Panašu, kad čia ledas irgi tirpsta. Timis prisispaudė prie langelio ir ėmė dairytis. Ledynas skeldėjo, dideli ledo luitai smuko ir slinko. Aplink ledyną stūksojo melsvo ledo siena. Čia pėsčiomis tikrai nepereisi. Timis apačioj nematė negyvos dvasios. Mama perėjo šį ledyną, sukuždėjo vildamasis, kad jai tikrai pavyko. Kelias minutes skrido tolyn ir prieš akis vėrėsi vis
klaikesni vaizdai. Žemės linija buvo sueižėjusi, visur atsivėrusios gilios griovos. Sniegas beveik visur nutirpęs. Tik kur nekur plytėjo murzino ledo salelės. Timis juste pajuto, kad oras atšilo. Pažvelgęs į rytus suprato, kodėl. Už kanjonų driekėsi platus akmenuotas slėnis. Jo pakrašty kalnų papėdėje stūksojo fabrikas. Tamsus, niūrus statinys buvo pusiau pasislėpęs kalne ir priminė mechaninę pabaisą. Pro daugybę kaminų ir vamzdžių virto liepsnų liežuviai. Tiršti išlykštus dūmai raitėsi palei žemę ir stiebėsi į orą kaip juodi gyvi bokštai. Staiga oras nusidažė rudai ir vėjas nurimo. Burė jiems virš galvų sudribo ir laivas metėsi šonan. Timis nukrito nuo sėdynės ir į kažką kietą užsigavo snukutį. Flora, pripuolusi prie valdymo skydo, bandė ištiesinti laivą. Laikykitės! Sukliko ji. Skraidantis laivas ėmė kristi žemyn, smarkiai siūbuodamas pirmyn atgal. Timis apačioje pamatė įgriuvą, kurioje dar pupsojo sniego pusnis. Štai ten! Suriko Florai. Flora nukreipė laivą link pusnies, bet jie leidosi per greitai. Timis persigandęs žiūrėjo, kaip nenumaldomai artėja žemė. Užsiropštęs ant sėdynės šiaip ne taip prisisegė diržą. Moliai nežinia kokiu būdu pavyko padaryti tą patį. Ir laivas rėžėsi visų greičių į žemę. Jie šonų trenkėsi į ledą. Abi slidės nulūžo ir laivas ėmė verstis kūliu. Visa, kas nepritvirtinta, išsibarstė po pilotės kabiną. Tada jie darsyk rėžėsi į žemę ir laivas, slysčiodamas, šokčiodamas atbulas, nudardėjo per šiurkščius ledokščius ir aštrius akmenis. Metalas žviegdamas susilamdė, laivo karkaso lentos išlūžo, medinės dalis suskeldėjo. Kažkas žiauriai trokštelėjo ir Timis suprato, didysis burės stiebas neatlaikė. Pagaliau laivas paskutinį kartą krestelėjo ir su trenksmu sustojo. Timis kabojo šonu, saugos diržas įsirėžė jam į krūtinę. Atsisegęs diržą, jis nusirito į kitą laivo galą. Niekas nesusižeidė, sušuko jis. Aš sveika, murptelėjo Molė ir letena apčiupinėjo galvą. Rodos aš irgi, suunkštė Flora. Timis, klupinėdamas, nusikabarojo prie jų ir padėjo atsisegti diržus. Eime, reikia greičiau iš čia nešdintis, paragino Timas. Laivas siūbavo, bet jiems pavyko išropoti pro stogo liuką, apvirtusio laivo šone. Timis paskubomis išsiropštė iš susmengusios pusnies ir apsidairė. Jie nukrito ant stačios leduotos kalvos. Iš ledynų tai šen tai ten styrojo juodi akmenis. Sulūžęs stiebas su bure voliojosi už kokių 10 metrų. Flora atrodė sugniuždyta. Nuo tų dūmų ore pilna kažkokių dalelių, kurios pakeitė oro klampumą, paaiškino ji. Nieko negalėjo padaryti. Ar pavyks sutaisyti, paklausė Timis. Taip, bet reikės čia instrumentų. Timis švitavo uodegą. Skaudėjo galvą ir letenas. Nuotaika galutinai subjuro. Aišku, tuomet ko gero reikia leistis pėsčiomis, tarė jis. Į kurią čia pusę? Bičiulės patraukė pečiais. Timis apsidairė, jis stovėjo siauroje, ankštoje perėjoje, apsuptoje smailių kalnų viršūnių. Žemai virš galvos sukosi juodi debesis. Timio mama ir kiti tyrinėtojai greičiausiai spėjo nusikauti toliau į šiaurę. Katinas pažvelgė į stačias uolas. Kaip per jas perkops, visa drąsa išgaravo. Jiems bestovint ėmė lynoti. Timis pakėlė snukutį į dangų ir užsimerkė. Kartais lietus jį nuramindavo ir padėdavo skaidriau mąstyti.
Iš pradžių tikrai pasijuto geriau, bet lietui įsigėrusi kailį, kūnas ėmė degti. Lietus nuodingas, turim slėptis. Jie leidosi bėgti. Labai paskubėti negalėjo, nes slidinėjo ant tirpstančio ledo. Timis dairėsi į uolas, ieškodamas, kur čia įlindus. Žiūrėk, va ten, sušuko Molė, rodydama plyšį kiek atokiau stūksančiai uoloj. Jie nuskuodė sildžiais akmenimis. Ledas po kojomis aižėjo ir slydo nuo stačios uolos. Galų gale bičiuliai nėrė pro plyšį ir ūmai supratę atsidūrė didžiulėje grotoje. Kaip čia baisu, pūkštelėjo Molė. Čia dedasi kažkokie siaubingi dalykai, tarė Timis, trindamas leteną kaktą. Apsižvalgė po grotą, neįmanoma įžiūrėti kokio jį gylio, visur tvyrojo juodžiausia tamsa. Jie žengė kelis žingsnius gilyn, oras buvo troškus ir sunkus, byloje buvo girdėti, kaip lietaus lašai barbena į uolas. Timis atsargiai žengė gilyn ir leido akims apsiprasti. Grotos gilumoje lėtai iškėjo kažkokie siluetai. Atrodė, tik būtų prigrosta didžiulių baldų. Žvitriai pakreipęs ausis pro lietaus barbenimą ir išgirdo keistą garsą. Kailis pašiurpo, ausis nutirpo ir Timis žingtelėjo gilyn į olą. Labas? Šešėliuose kažkas urzgė žemų, džeržgiančių balsu. Timis nutaisė ninzės pozą. Letena jau siekė lazdelės ant nugaros, bet nieko neužčiapė. Lazdelė liko skraidančiame laive. Eina sau, po akimirkos jau įžiūrėjo pilką prie jo besiartinčią figūrą. Beveik tokią padidžiulę kaip pati grota. Tamsoje buvo sunku suprasti, kas ten toks. Flora, Molė, sušuko jis, kur kas laibesnių balsų nei norėjo. Flora su Molė pribėgo pasiruošusios kautis. Flora plonom lėtinėlėm mosavo ore, o Molė nauja ninzių gaujos narė. Bandė ją pamėgdžioti. Bet tas padaras artinosi nepaprastai lėtai. Kad ir kas jis būtų, nepanašu, kad ruoštųsi pulti. Timis nebebijojo, dabar jau žengė smalsiai, susižavėjęs. Galų gale iš šešėlių išsliūkino didžiulis padaras, milžiniškomis letenomis ir aštriais nagais. Nuleido plačią galvą, tarytum norėdamas pažiūrėti, kas čia per mazgiai įsibrovė į jo grotą. Pro pravirus nasrus žvytėjo kelios eilės aštrių dantų. Nužvelgė keliautojus budrimis, liūdnomis akimis. Molė apvipusių žandikaulių žingtelėjo atgal. Čiagi, prabilo ji. Kas? Paklausė Timis. Čia tikriausiai viena tų pabaisų, apie kurias mano senelis rašė knygoje. Sniego žmogus.